You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. Yeah, she's my girl. Po manimi labai svarbus man asmeniškai, kaip moteriai, asmenybei, žmogui, kuris stengiasi kažką pasiekti gyvenime ir išnaudoti tai ir iš tikrųjų atsidėkoti už tą dovaną, kurią aš gavau. Manęs dažnai klausdavo žmonės, kodėl tu tai darai, kam daug to reikia. Ir aš galvoju, kažkoks iš tikrųjų keistas klausimas, kodėl turėtų manęs klausti, kodėl aš darau kažką, kas iš tikrųjų keičia kitų gyvenimus. Ir aš pagalvojau, vienintelis esminis atsakymas į šitą klausimą yra todėl, kad aš galiu. Todėl, kad aš galiu kažką pakeisti geriau, padaryti kažką laimingesnį ir paskleisti kažkokią žinutę ir galbūt įkvėpti moterį savo pavyzdžių, kitų pavyzdžių. Ir dėl to tai yra man taip svarbu, tai yra tas pas, kad manęs paklausti, kodėl aš kvėpuoju. Aš manau, jeigu tu gali kažką padaryti, tu tiesiog privalai tai padaryti. Nes tu niekada nežinai, kokios durys tau atsidaro po šitų durų, po šitos galimybės, po to, ką tu darai. Kiekvienas tavo veiksmas turi kažkokią atoveiksį. Tai yra tarsi, jeigu tu mestum akmenį į vandenį ir jisai raibuliuoja ir tu jau padarai pakeitimą kažkokį. Tai dėl to, tarkim, rezultatas viso, kas padaryta, atperka visas bemiegės naktis, visą stresą, viską, ką tu patiri iš tikrųjų, prisiimdamas tokią atsakomybę, tokio projekto. Bet grįžtamoji galia yra dešimteriopa ir aš manau, kad taip svarbu, kad mes darom kažką gero. And then she'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a supergirl, and supergirls just fly. And then she'd shout down the line, tell me she's got no more time, 'cause she's a supergirl, and supergirls don't cry. And then she'd scream in my face, tell me to leave this place, 'cause she's a supergirl, and supergirls just fly. Well, she's a supergirl, a supergirl. She's sowing seeds, she's burning trees. She's sowing seeds, she's burning trees. Well, she's a supergirl. 21 amžius yra labai greitas. Laikas nuolatos keičiasi ir apart elementarių ir tų sunkumų kasdieninių, su kuriuom susituria
moteris, šiuolaikinė moteris jau gauna dar daugiau. Todėl, kad standartai kyla ir tu turi ne tik būti gera mama, tu turi ne tik gražiai atrodyti, bet turi būti sėkminga, turi būti įkvėpėja kažkam, taip pat ir savo vaikam. She's a supergirl, a supergirl. She's sowing seeds, she's burning trees. She's sowing seeds, she's burning trees. Well, she's a supergirl, a supergirl. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šitas projektas gali kažką pastumėti ir paskatinti siekti savo svajonių, savo tikslų. Nesvarbu, kokie yra. Maži, dideli, nėra mažų tikslų ir mažų svajonių. Ar jūs atsidarysit savo verslą, ar jūs pradėsit daryti kažkokius gražius rankdarbius, ar jūs pradėsit fotografuoti. Aš labai tikiuosi, kad jūs pradėsit daugiau fotografuoti. Tai bus jūsų svajonė ir tai matys jūsų vaikai ir tai jūs padarys turtingesnę asmenybę. Ir kada jūs save mylėsite labiau dėl to, kad jūs išdrįstate, kad jūs padarėte tą svajonę realybę, jūs save labiau mylėsite. Aš esu 100% užtikrinta. O tai reiškia, kad ir pasaulis jūs mylės labiau. Creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you.